Namas, kurį matote man už nugaros, buvo pradėtas statyti lapkričio pabaigoje. O šis vaizdas, kurį matote, buvo išgautas jau kovo pradžiai. Ir tuomet statyba sustojo. Kodėl? Šiais metais labai neįprasta buvo žiema, seniai tokių žiemų beturėjom. Įšalas išėjo tik tai balandžio vidury. Mes sustabdėm darbus apie kovą, nes negalėjom padaryti santechnikos, negalėjom padaryti grindų betonavimo, elektros išvedžiojimo. Na, o štai kaip atrodo namukas iš vidaus, o žiūrėkit brėžiniai, dizaino, kaip kas turi būti. Šiuo metu yra sukama gipso kartono plokštė visur. Laiptai betoniniai kaip įprasta mūsų statomose namuose. Jie duoda daug geresnę garso izoliaciją ir betoninę perdangą karkasinėme name. Vėlgi standartiškai, taip jūs nejaučiate jokios perdangos vibracijos, jokių garsų ir ji nieko nesiskiria nuo mūriniame name esančių perdangų. Šiuo metu šio namo bendras statybos laikas yra apie 5 mėnesiai ir labai tikėtina ir realu, kad namas iki rakto bus paruoštas jau už 3 mėnesių. Tai yra nuo statybos pradžios iki to laiko, kai žmogus jau gali ten gyventi, praeis maždaug 8 mėnesiai. Tikiuosi informacija buvo naudinga ir įdomi. Ir jei taip, prenumeruokit kanalą ir susimatysime kitose įrašuose.